Kažkada rinkodaristų kartotas posakis, jei tavęs nėra internete, tai tu neegzistuoji, atrodo labai pasenęs. Tikriausiai nebeliko verslų, kurių nėra internete. Tačiau dabar nebeužtenka tik būti internete. Daugeliui verslų internetinė erdvė tai pagrindinė klientų ir užsakymų medžioklės vieta. Tai koks turi būti teisingas tas buvimas internete? Ar reikia turėti savo tinklapį, ar visgi užtenka puslapio socialinėme tinkle? Kokias dažniausias klaidas daro verslininkai užsakydami įmonės tinklapį? Kokie turėtų būti įmonės tinklapio funkcionalumai? Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Su jumis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 25-ojo tinklalaidės epizodo. Sveiki, tinklalaidės Nuo amato prie verslo klausytojai. Šiandien mes pasikalbėsime apie tai, kaip daryti reklamą internete, tačiau ne šiaip bendrai, kaip daryti reklamą internete, bet pirmiausia apie svarbiausią galbūt įrankį reklamos internete, tai jūsų įmonės internetinį puslapį, kuris turėtų jums ne tik tai skleisti informaciją apie jūs, bet ir padėti jums pardavinėti. Ir šiandien kalbinu savo pašnekovą, kompanijos Web Partners vadovą, įkūrėją Mindaugą Juodaitį. Sveiki, Mindaugai. Labas Nerijau, labas visiems, smagu ir girdėtis, ir mes su Nerijum per kamerą, tai ir matytis, ir visada smagu gauti tavo kvietimus. Taip, Mindaugai, trumpai pasipasakok, kuo tu užsiminėjai, kiek laiko užsiminėjai, o tada pereisim prie konkretesnių patarimų, įžvalgų apie tai, kaip geriau išnaudoti internetą didinant pardavimus, nes panašu, kad šitas klausimas tapęs jau daugeliui smulkaus ir vidutinio ir net stambaus verslo vadovams pagrindinių klausimų, nes panašu, kad recesija įsibėgėja. Na ką, aš esu rinkodaros strategas, verslo auginimo treneris ir kiek aš vis skaičiuoju tą skaitliuką, kiek metų toj srity, tai ko gero 24 metai kaip su interneto projektais, rinkodara, svetainėmis, nuo mažų iki didelių, tai ką Nerijus klausia, tai kasdienė duona daug metų buvus, bet tenka taip pat ir konsultuoti verslus, nes aš praėjau senai tas pamokas, kada kuris svetainė kaip lankstinuką, gražų įrankį, kuris, matai, turi reprezentuoti. Svetainė turi dirbti, turi nešti gražą, turi nešti konversijas, užklausas, pardavimus ir tuo labai tikiu. Todėl šalia visada strategija, šalia yra konsultavimas, su Action Coach komanda mes iš vis po to padedam įvaldyti tuos gautus klientus, tai viskas gražiai susipynė. Na, versle vienaip ar kitaip viskas turi vesti prie pagrindinio tikslo. Pagrindinis tikslas tai uždirbti pinigus. Ne veltaigi, du esminiai klausimai. Kiek pardavėm ir kur pinigai, kur bab. Tai, Mindaugai, gal pradėkime nuo to, iš tikrųjų, kokios dažniausiai pasitaikančios klaidos, kurias daro smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, kalbėdamos apie savo ar darydamos savo internetinę tą rinkodarą ir konkrečiai apie tuos puslapius. Nes manau, tie laikai, kai įmonė neturi savo puslapio, ar ten turi visiškai jau statinį kažkokį vieno puslapio tą savo tinklapį, jau seniai pasibaigė. Ir dabar daug kas mano, kad prisidariau daug judančio kažkokio, daug spalvų, daug teksto tinklapį, tai čia jau viskas. Aš iš jo išspaudžiau, jisai čia dirba ir nieko man nepadaro, bet valgyti neprašo, tegul toks ir būna. Jo, aš gal šiandieną labiausiai kalbėsiu vadovams, savininkam ir pakeliui tiem, kurie kuruoja rinkodarą. Ir viena pagrindinių temų,
Tai ir yra, iššūkių ir problemų, kad verslo vadovai, savininkai dažniausiai rinkodarą nuo savęs atskiria ir galvoja, kad čia ne visai jų reikalas. Tai mergaitė, tai berniukas turi daryti, tai kažkas ten kuruoja, labai gerai, jeigu ten marketingistą turim, bet tada visi turi problemų. Nes kai mergaitė ir berniukas gauna užduotį pasirūpink svetainę, jisai turi problemų ir garantuoju, vadovas turi problemų dėl rezultato, kurį turės įmonė. Gal problemų neturi, bet tiesiog rezultato neturi vadovas. Matai, aš žinau, kaip būna, praeina pusmetis ar metai ir tada prasideda, sako, tiek sukišom pinigų, kaip čia tiek gaišom laiką, visi įsitempia, rezultatų nėra, bet ir nuostolio kalną turi. Tai vis tik pagrindinis patarimas, kurį siunčiu, kad rinkodara iš esmės turėtų būti verslo vadovo reikalas, ne reklamėlės leisti ir banerius tvarkyti, bet supras strategiškai, kas tau klientas, kaip su juo kalbėti, kaip jį rast ir tada kaip jį rast internete. Ir einant gilyn, kokį turinį kurt, kaip su juo, kokiom temomis duoti informacijos. Ir tada jūs ateisit iki atsakymo, pakankamai gero atsakymo, apie ką turi būti mano svetainė ir kaip ji turi būti įdarbinta. Tai čia iššūkis ir svetainė turėtų būti vėlgi ne lankstinukas, kaip sakiau, o virtualus vadybininkas, toks marketingo šveicariškas peiliukas, kuris aišku, kad edukuoja apie jūs, bet svarbiausia sprendžia problemas jūsų klientui. Atsako į klausimus, ko jis ieško, nukreipia, ką man daryti toliau, paima kontaktą, kad su juo pradėt bendravimą, generuoja būtent tas užklausas ar pardavimus jūsų verslui, tada viskas veikia. Turėjau, tarp kitko, vieną sutikimą šiandien, kitą vakar, tom pačiom temom. Pavyzdžiui, šiandien buvo sutikimas, Mindaugai, e-komercija pas mus per mažai pardavimų generuoja. Tai žinai, kuo baigiam? Labai mažai lietėmės tą elektroninę parduotuvę ir labai daug lietėm strategiją. O kaip ją atvesti lankytojus? Teisingus lankytojus. Tada aišku žiūrim, o kaip ta svetainė ar parduotuvė turi konvertuoti į ką? Į užklausą, į pirkimą, į galbūt prenumeratą, į atsisiųs ką nors palik kontaktą. Nes dažniausiai viskas paslėpta ir didžiulis potencialas lypi. O kas po to? Ir čia irgi daug verslų daro klaidą, jie galvoja, bum duokit tik užklausų ir mes čia kažkaip tai laimingi būsim. Ir padarykit, kad mum e-mailų įkristų, kas ten ko paprašys svetainėje. Ir čia vėl per mano patirtį ir metus galybė istorijų, kaip ištaško paskui tas užklausas, kol sureaguoja, kol paskirsto, pameta, ne follow-upina angliškai tariant. Tai viena aplink svetainę, kas turi būti iki to, kita, kas po to reiškia, kaip tu valdysi tas užklausas, kur jos kris, kaip paskirstysi, kaip galų gale tą nekonvertuotą užklausą mes susigrąžinsim vėliau. Arba konvertuotą, pardavimas įvyko, kaip vėlgi mes jį susigrąžinsim. Tai svetainė turėtų būti tokios marketingo infrastruktūros dalis ir visoje toj kliento kelionė vienas iš tų punktų. Tai mes turėjom kažkada svečiuose, aš kalbinau Neringą Romanovską, kuri daug dirba su pardavimų procesais ir mes kalbėjom būtent apie pardavimų procesus ir kalbėjom apie tai, kad daugelis smulkaus vidutinio verslo vadovų net nesusimasto, kad visa ta kliento kelionė ir visas tas darbas su klientu tai yra procesas susidedantis iš daugiau negu vieno žingsnio. Taip. Ir kad tas užklausų gavimas dažnai būna jau kažkuris etapas iš to viso pardavimų proceso. Ir visada, pradedant kažką daryti, vienareikšmiškai reikia žinoti ir matyti tą tolesnį ar didesnį vaizdą, kad nedaryti kažkokio vieno ar kito lokalaus veiksmo, kuris nebūtinai pagerins tavo situaciją, ar bus tik tai, kaip sakant, pleistras, o reikia ne pleistro, o daug rimtesnių sprendimų. Dabar, jeigu pasižiūrėt, ar iš tikrųjų visiems verslam tas tinklapis yra labai labai aktualus. Galbūt yra verslai, kurie gali sau leisti neturėti kažkokio reikšmingo to tinklapio. Gal, kaip sako, geras daiktas pats save giria,
Ir, reiškia, jeigu tu esi žinomas savo srities specialistas, tai gal tau ir nereikia puslapio. Gal užtenka Facebook'e būti ir vat, per tai save reklamuoti. Jo, žinau, gerą klausimą tu uždavei, nes būna verslų, kur sako, dabar viskas socialinės tinkluose ir ką man to tinklapio. Realybė tokia, gal aš neimsiu labai jau kraštutinių verslų situacijų, kada gal ir nereiktų tinklapio, bet vis tiek tu turi turėti savo namus internete. Ir jeigu tu pasirinki, kad tie namai bus mano Facebook puslapis, gal Instagramas, ar kas tai bebūtų, minusas tame, kad tai ne tavo turtas, ne tavo aktyvas ir ne tavo žaidimo taisyklės. Ir net visi tie sekėjai tam tikra prasme ne tavo. Nes jeigu kažkas vėjais pasikeičia algoritmuose, galų gale mes ne vieną istoriją matom, kada ten užblokuoja dėl kažkokių situacijų. Viską prarandi. Ir mes ypač, jeigu kalbam apie ilgametę tokią perspektyvą. Svetainė visų pirma tai yra nekilnojamas turtas arba tas aktyvas internete, kur tu pats sudėlioji, kokiu sakiniu pasitik nori, koks bus kvietimas į veiksmą, pirmas mygtukas, apie ką komunikuosi, išdėstymas ir galų gale tas visas minties vedimas ir kliento kelionės kūrimas. Ir dar, kur yra stiprybės svetainės, ten tu valdai daug įrankių ir galimybių. Na, gal praplėsiu akiratį, kai kurie žino, kiti net nežino apie tos įrankius, nes mes įpratę, kad svetainė atėjau, paspaudžiau, išėjau, ar ne, bet šiai dienai yra daug sistemų, tokių, kurios, pavyzdžiui, gali ne tik lankomumą stebėti, bet matyti personaliai. Vat Nerijus Jasinavičius mūsų puslapyje, į kurį puslapį užėjo, kur nuėjo, ką spaudė, kurią formą pildė, ką su robotuku pakalbėjo, kada išėjo, kada grįžo, kas leidžia pardavimų toj kelionėje labiau jausti kliento pulsą, ar jis į karštą, šiltas įsitraukęs. Kitas dalykas, tokie dalykai kaip chatbotas, autoatsakiklio principo robotukas. Mes turim ne vieną pavyzdį, kur įdėgiam tokius įrankius, kada robotukas ant lėkštutės tau parneša užklausą. Pakalbė su klientu, kol tu miegoji. Ir tai puikiai irgi dirba. Dinaminis turinys. Nežinau, ar pastebit, bet yra svetainių, kurios pagal lankytoją prisitaiko. Reiškia, tu atėjai ir šalia Marytė prie kito kompiuterio. Mes gali būti, kad matysim visai kitą įžanginį tekstą, visai kitą iliustraciją. Kažkurį bloką vienam kalbės, kad prenumeruok naujienas, nes gal mato, kad aš atėjau ir nesu prenumeratorius. Kitam sakys, gauk kuponą antram apsipirkimui, nes matau, kad aš esu jau kartą apsipirkęs. Gali netgi dirbtinis intelektas, tokioje elektroniniai parduotuvėje, sugeneruoti produktų pasiūlą tokią, kokios man personaliai labiau reikia ir tai didina vėlgi tikimybę ar konversiją pardavimui. Ten jau tie dalykai, kur daug kas laiko savaime suprantamais, bet kažkodėl nedaro, kur tą dirbtinį intelektą, kur išnaudoja daugelis jau, nedaugelis, bet didžiosios parduotuvės, tai tikrai, kad Amazonas, pavyzdžiui, sako, kad žmonės, kurie pirko tą knygą, kurią tu išsirinkai, taip pat pirko ir tą knygą, ir aną, ir jau tau rekomenduoja, kad galbūt tau bus įdomu, ir tau aktyviai pardavinėja tą vadinamą daro apseilą. Ir kas svarbiausia, pakankamai taikliai. Nes kai man ten pradeda mėtyti kažkokius produktus ir bando pataikyti, tai nervina ir vartotą, ar ne? Ir mažina rezultatus versle. Bet tie įrankiai padėti po nosę lankytojui tai, ko jam iš tikrųjų reikia, tinkamoje vietoje, tinkamu laiku. Tai man tokie triukai, automatizavimai ir įrankiai patinka. Dabar kaip įsivertint, sakykime, aš smulkaus ir vidutinio verslo savininkas, kažkoks ten turiu savo verslą, kaip man įsivertint, o koks yra tas potencialas? Ar aš galiu vis dėlto gauti tos naudos? Galbūt aš jau tikrai neblogai išnaudoju savo puslapį. Gal turi kažkokį, testą ar ten, kaip sakant, lakmuso popierėlį ateiti ir pasižiūrėti ir matyti. Tokio, kur pasakyčiau nuorodą ir nueikit žiūrėkit neturiu, bet kas parašys asmeniškai Mindaugas Juodaitis Messenger'e, Facebook'e kažkur, tai galėsiu pasidalinti. Jeigu taip užtvirtina, nežinau, ar taip labai ryškiai atsakiau, bet tu klausai, ar visada verta turėti svetainę
plačiai atsakinėjau, bet tai verta. Ar būtina? Tai būtina. Kokio jinai turi būti sudėtingumo ir lygio, va čia kitas klausimas. Ir jeigu tokį kartais užtenka ten iki 1000, iki 1500 piltuvėlio tipo svetainės, kada aš užėjau, viena aiški mintis, va kaip pas Nerių yra knyga, hop, atsisiųs pirmą skyrių, arba nusipirk knygą ir daugiau nėra jokio triukšmo tenai. Kartais ta svetainė turi būti labiau įdarbinta, ne, jau sudėtingesnė navigacija ir įtraukta daugiau žingsnių. Tai galbūt 3, 5, 6 tūkstančiai. Jeigu e-komercija, taip, tai yra brangiau. Bet čia šitoj vietoj dažniausiai ir nėra vieno atsakymo, mes sėdam, žiūrim potencialą, kiek galima generuoti užklausų, aišku, investuoti ir į reklamą, ir kiek turėtų būti investicija. Ir skaičiuojam, verta, neverta, kiek mums gali kainuoti viena užklausa, kiek mums gali kainuoti vienas klientas. Vat irgi, kur tą konsultaciją šiandien kalbėjom. Tai mano vienas pirmųjų klausimų buvo ne reiškia ten produktai ar kažkas, bet kiek galit investuoti į vieną klientą. Įdomus dalykas, kad vietoj to, kad atsirinkinėt kokios spalvos turėtų būti ar kokie paveiksliukai puslapyje, viskas prasideda nuo pinigų. Kiek vertės atneša klientas Taip. Ir kiek mes iš to kliento galime tikėtis uždirbti. Pagal tai mes galim nuspręsti, kiek mes jį galim investuoti, kad jį atsivest ir tada žiūrėti, kurioje vietoje ta investicija. Ar kiek tai yra įsrauta, kiek yra įsrauta į puslapį, kiek pačiam puslapį ir taip toliau, ir taip toliau. Taip. Ir verslas yra apie pinigus, pradedam skaičiuoti pinigus. Jo, ir man kas patinka, kad marketingas turėtų ir yra išmatuojamas ir jis turėtų nueiti iki pelno eilutės, labai aiškiai. Ir mes, pavyzdžiui, šiandien irgi konsultaciją baigėm ant vieno lapo, sudėliau, sakau, e-komercijos biznio planą. Reiškia, tokia turi būti apyvarta, tiek gali investuoti į reklamą, tiek turi būti užsakymų, toks vidinis krepšelis, tada apsimoka. Kaip ir tą galima suvesti ir netgi, ką leidžia internetas, leidžia atsekti kanalus. Įdėjau 100 eurų į Facebooką, įdėjau 100 eurų į Google, į Instagramą ir panašiai. Kiek man atnešė lankytojų, tai kaip ir parodo reklamos kanalai. Bet kiek atnešė užklausų arba pardavimų, kiek atnešė apyvartos, kiek atnešė sugrįžimų, reiškia tų grįžtančių pirkėjų. Ir tada, jeigu matematika sueina, tai tikrai viskas teisingai, o kad jis sueitų irgi, gal atskleisiu marketingistų, ne tai kad paslaptį, bet vieną svarbiausių taisyklių ir ypač vadovai. Marketingas test and measure turi veikti režimu. Testuok ir matuok. Nes retai būna, kur aiški strategija, kuri tuoj pat suveiks ir 100%. Bet iš patirties galima parinkti strategiją, bet kuriuo atveju, testuojant, matuojant, tada tu tą tokį takelį pramini, kuris tau piltuvėlio principų generuoja rezultatus. Iš tikrųjų, marketingas, net ir toj programai nuo amato prie verslo, aš kartoju savo klausydam, kad marketingas yra pastovus eksperimentavimas. Taip. Ir ne viskas tau pasiseka ir nieko blogo, jeigu kažkas nepasiseka. Bet būtent dėl to mes turim turėti pakankamai greitą grįžtamą į ryšį, kad pasižiūrėt, kada reikia pasidaryti korekcijas. Iš kitos pusės net labai gerai veikiantis dalykai, jie pasensta. Pavyzdžiui, jeigu tu ten atradai kažkokį stebuklingą žodį, ant kurio dalis klientų užkliuvo, jie pas tave atėjo, bet toliau jau jie jau tavo klientai, jau tas žodis nebeveiks. Reikia ieškoti kito stebuklingo žodžio, kuris užklius taip pat tinkantiem klientam, tik biški kitokiem. Taip. Ir čia irgi vadovam patarimas. Sako, kaip atsirink, kurie čia man reklamą gerai paleis. Kaip atsirink, žinai, galų gale, ar gerą svetainėm, kaip įsiaiškinti. Tai pirmas, sakau, tu užduok klausimus ir susitark, kaip tai bus matuojama ir kad tai bus pakankamai greit matomi duomenys. Jeigu kažkas tau sako, mes paleisim reklamą, ar galėsi susivesti su konkrečiai pardavimais, apyvarta, aišku, kanalą atsirink, kuris veikia, aišku, tą baneriuką ar skelbimą, kuris generuoja. Jeigu tau duoda tokius atsakymus, reiškia, jau jūs gali dirbti komandai. Testuojat, keičiat, reaguojat, o ne po mėnesio pažiūrit, kad
3000 išlaidų ir 2 pardavimai. Turi būti pakankamai greitai. Ir ar svetainė, ar reklama, ar paskui tie visi grįžtantys pardavimai, susidėkit tam tikrus matavimo indikatorius. Mes net klientam tokį, rinkodarinę panelę duodam, kada labai aiškiai vienoje vietoje matosi. Lankomumas, srautai iš socialinių tinklų, iš Google, iš kitur ir gali greitai pamatyti tą bendrą paveikslą ir daryti išvadas. Tik taip gali tą keliuką išminti marketinginę prasme, surasti gerą. Labai svarbu suprasti, kad matavimai, rodikliai ir greiti tų rodiklių įvertinimai tai yra tai, kas užtikrins puikius rezultatus, o ne kažkoks vienas ar kitas viena ar kita stebuklinga strategija ar kažkoks viena kita stebuklinga idėja. Taip, ir netgi daugiau pasakysiu, neieškokit tos vienos taktikos strategijos, nes kokia ji gera bebūtų, yra rizikinga vienos pastatyti kojos, ne? Ir mes sakom, reikia turėti iki 10 rinkodarinių strategijų, kaip jūs gaunat užklausas ir klientus. Tada turėsit versle stabilumą. Ir jeigu viena kažkas sušlubavo arba pasikeitė, nesušlubavo tada verslas. Taip, nenuoryt visas 10, bet atidirb 1, 2, 3, paskui ieškot papildomų ir testuojant, matuojant jas, užtvirtinant ir tobulint. Reikia važiuoti pirmin. Tai apibendrinkim jau, ką mes tikrai pasisakėm. Tai pirmiausiai savo puslapį reikia turėti, nes tai yra tavo namai, tavo vieta, o bet koks socialinis tinklas, Facebookas, Instagramas ar TikTokas, tu esi tam nuomininkas be įsipareigojančių sutarčių iš nuomotojo pusės. Bet kada tave gali iš ten iškraustyti, atim tavo klientus ar tuos sekėjus ir panašiai. Be paveldėjimo teisės, ne? Be paveldėjimo teisės. Antras svarbus dalykas yra tai, kad reikia skaičiuoti, yra pirmiausia žinot, koks yra tavo tikslinis klientas ir kiek tu už jo atvedimą gali susimokėti ir pagal tai spręsti, kokius veiksmus daryti ir kiek investicijų daryti. Taip. Ir dar viena svarbi išvada, kad marketinge reikia eksperimentuoti ir labai greitai vertinti savo padarytus veiksmus, ar jie duoda rezultatą ar neduoda. Ar jie atneša ne paspaudimus, ne laikus ten Facebook'e ir ne ten kažkokį srautą, bet iš esmės potencialius klientus, užsakymus ir panašiai. Dar vienas dalykas, matyt, ką tu ir mini, kad puslapis gali būti ne tik tai prieš pardaviminis, bet tai ir po pardaviminis įrankis, palengvinantis santykį su klientu, duodantis klientam įvairius atsakymus, kad klientui nereiktų skambinti ir klausti, o žiūrėk čia, o kaip ten tas veikia ar anas veikia. Visą tą informaciją galima įdėti internete ir klientas gali rasti vienokius ar kitokius atsakymus. Taip, ir galų gale pardavimą padarėme komercijoje ar panašiai. Tai tikrai būna klientai klausimų, kur mano siuntinys nepristatė. Kažkas neveikia, kaip galiu gražinti ar ten garantiją pasinaudoti. Grįžau, noriu vėl kažką apsipirkti, gal man pakišt gali nuolaidos kodą arba kažkokį veiksmą paskatinti. Tai visą tai vėl puikiai veikia ir tarnauja. Taip. Tai vienaip ar kitaip puslapis yra, sakykime taip, ne prabanga, o labai efektyvus, teisingai įvaldant, labai efektyvus verslo įrankis, padedantis uždirbti reikšmingai daugiau, tiek parduodant, tiek po to išlaikant ir daugiau parduodant tam pačiam klientui. Taip. Ir aš galvoju vis tiek jau į pabaigą mes duosiu dar tokius 3 mini čeklisto klausimus, kad jūs tiesiog savo svetainėje užmestumėte akį. Tai nereiškia, kad čia jie vieninteliai tie klausimai, bet kartais apie juos nepamasto, ne, vadovai. Pirmas, ar jūsų svetainė tikrai labai draugiška su mobilia versija? Senai tie laikai atėjo, kada didžioji dalis, daugiau nei pusė, žiūri per mobilų ir kažkaip visi galvoja, kad taigi kūrė profai svetainę ten kažkaip automatiškai, taigi ir mobiliai versijai turi būti pritaikyta. Pakankamai
kaip pasakyti, pakankamai imlų darbui pritaikyti ir ypač jeigu gerai pritaikyti, nes skiriasi pločiai, apimtis, kartais net ant mobilios versijos truputėlį kitas eiliškumas informacijos. Pasitikrinkite, ne? Antra, ar jūsų svetainė yra žmonės, veidai, komanda, personalijos ir tas nuosmeniškumas. Vat ir šiandien konsultacija, kur tai jau sakau, žiūrėkit, daiktai tau faini. Bet kur jūs tenai? Kur yra, kadangi ypač smulkus verslas, tai dėkit šeimą, dėkit tai, kad čia jūs viską iščiupinėjot, jūs atrinkot, jūs tikit, jūs visą tai ištestavę esate tos daiktus. Ta naudokit komandą, veidus, mes matom, kaip tai žymiai geriau konvertuoja. Nes mes, jeigu matom, kad ir išsamų puslapį, bet daug teksto, daug meniu ir daug visko, bet neaiškus, kuo aš neku, jis tampa toks pilkas ir beveidis. Pažiūrėkit, ar prie užklausos formos yra, su kuo aš bendrausiu, kai išpildysiu užklausą. Kontaktuose, ar yra žmonės, komanda, vadovas, ar apie mus kažkoks aprašymas su nuotraukom. Įneškit tą personališkumą, asmeniškumą. Ir trečia, tiesiog pasitikrinkit, ar kiekvienojam puslapį jūsų svetainiai, kur aš be užeičiau. Užėjau apie mus, užėjau į produktą kažkokį, užėjau kontaktai, užėjau į patarimą, dažniausiai užduoda, kas tai bebūtų. Ar yra vienas aiškus, vadinamas call to action, kvietimas į veiksmą? Vienas. Ne 100, ne kažko ten visko rašykit, klauskit, jeigu ką skambinkit. Ar yra mygtukas, kvietimas į veiksmą ar užklausos forma? Sakant, mygtukas, kvietimas į pasimatymą. Taip. Nes būna pridaro ir tu ten naršai, neaišku, kas toliau. Vartotojai nenori mąstyti. Jiem reikia pakišti po nosę, ką daryk toliau. Įdomu? Palik telefoną, paskambins. Nori papildomos informacijos, įvesk elektroninį paštą, atsiųsim pirminę informaciją. Nori susitikimo, gal neduokit nuorodą į savo kalendorių, pavyzdžiui, su manim ne vieną kartą rezervuoja klientai patys, nes jie gavo surištas kalendorium, įkrito iš karto pririšimas prie rezervacijos, Zoom nuorodą, jeigu tai yra online. Žmonės tą vertina, jie supranta, taupom laiką, viskas aišku, užpildžiau, važiuojam, kalbamės. Nes iš tikrųjų žmonės tingi galvot ir tai nieko keisto, galvojimas degina labai daug energijos, o kažkada energijos eikvojimas buvo tolygus, taip sakant, netgi galbūt mirčiai, organizmas stengiasi taupyti energiją ir vengia galvot. Taip. Iš tikrųjų, galbūt dar galėtum pasakyti vieną dalyką, kurį labiausiai norėtum, kad atsimintų klausytojai po šitos laidos, patys svarbiausia. Arba nebūtinai svarbiausia, bet pirmą nuo ko pradėti. Bet tą. Čia tokie egzistencinį sakinį, reikia. Gerai, pasakysiu. Marketingo egzistencinį sakinį. Rinkodara yra vadovo reikalas. Aš iš tikrųjų manau, kad šioje vietoje iš tikrųjų tą tokia labai gerų akcentų reikia užbaigti, nes iš tikrųjų, kad jeigu jūs norit būti verslininkais, ne amatininkais, beje, net ir amatininkui tai yra aktualu, bet pač verslininkui marketingas yra ta sfera, kur turi būti labai didelis vadovo dėmesys. Jisai turi skirti tam laiko, galbūt ne pats viską daryti, bet esminius klausimus jis turi žinot, kaip užduot ir kokių atsakymų jisai turėtų norėti išgirsti. Taip. Ačiū Mindaugai, tikrųjų už įžvalgas, tikiuosi mūsų klausytojams neprailgo, nes man tai tikrai neprailgo mūsų pasikalbėjimas. Ir dar pasakyk, kaip tave galima būtų surasti klausytojams, jeigu jie norėtų su tavim pasikonsultuoti, pasitart ar gal net ir pirkti jūsų paslaugas. Tai aš labai paprastas, tikrai pakvieskit Facebookas, LinkedInas, Instagramas, dar jei parašysit linkėjimai, klausiau podcastą, tai mes greičiau atsirinksim, kaip čia ta pažintis užsimezgė. Galit surasti jodaitis.lt, ten net yra rezervacija laiko sutikimui. Galit nueiti webpartners.lt apie automatizavimą, apie strategiją. Galit nueiti Action Coach, vėlgi bus verslui daug gerų gerybių. Bet tiesiog parašykit asmeniškai, aš neišdidus. Tai ačiū labai Mindaugai ir tada dėkui klausytojams ir susigirdėsime kitose laidose. Smagu, linkėjimai visiems. Dėkoju, kad klausėtės.
Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!